Visiems geros dienos. Šiandien darysim karką ar kumpelius kiaulienos. Ir jeigu norim gauti skanę, reikia dėti į karštą vandenį. Jeigu norim buljoną, dedam į šaltą. Tai mes norim, kad mums neišgaruotų niekas, dedam į verdantį vandenį. Sudedam šaukštą druskos, vieną kubelį jautienos, celų žirnelių, taip šitai česnako, lauro lapų, įmesim svogūną, nu ir įmesim vieną morkytę. Dar, jau mums užvirė, įpilsim 300 gramų alaus. Nu, ir dabar virsim ant mažų dujų porą valandų. Nu, čia mes pasidarysim tokį marinatą. Nu, o čia pasidarysim salotas. Uždėsim petražolių. Čia mes įsidėsim pusę šaukšto krakmolo. Ir įsimaišysim su vandeniu. Nu, va, tirštintoją turim pasiruošę. Mūsų karka jau pilnai išvirė, kokia faina gavosi. Dabar paimsim mūsų marinatą, kur darėm, ištepsim mūsų karką. Užpilsim 300 gramų alaus. Alkoholis nugaros, gausis labai skanus padaras. Nu, dabar taip kaip yra, mesime orkaitę ant 25-30 minučių. Kol mūsų kumpeliai kepa, mes įsikepsim frybų liukės. Nu, bulves galim įplauk. Dabar pasūdom truputį. Nu, turim mūsų patiekalą. Dabar suplaksim viską su mašina. Ir dabar pilsim krakmolą. Tirštumą, kokį mes norim. Na ir įpilsim truputį dėl skonio grietinės. Čia turim bulvės ir čia turim mūsų karką, pažiūrėkit kokie. Aišku, padažiuko. Na, visiems skanaus, visi prie stalo ir iki sekančio.